Armani Privé 2013 metų pavasario vasaros kolekcijos pristatyme per Paryžiaus aukštosios mados savaitę karaliavo etniniai motyvai. Naujausioje kolekcijoje drabužio audiniai pasakojo istoriją apie rytų ir vakarų susidūrimus, tarsi tai būtų keliautojo pasakojimas. Etninė prabanga buvo interpretuojama pasitelkus turtingą italų tekstilę, dauginant, dalinant, didinant ir struktūruojant ševrono raštą, kad jis atitiktų kostiumo su kelnėmis linijas ir naudojant tokias žemės spalvas kaip šokolado, rubino, savanos, žalumos ir rūgšties. Afrikietiški medžiagų raštai ir modelių mūvėtos juodos skrybėlės, būdingos Viduržemio jūros regionui, visai kolekcijai taip pat teikė etninio boho prašmatnumo. Niekas nemoka taip sukirpti švarkelio ir kelnių kaip Armani, todėl nenuostabu, kad kelnės buvo svarbiausias drabužis, tapęs visos kolekcijos pagrindu. Kelnės buvo be kanto, siauros ties kulkšnimis, platėjančios ir pasiūtos iš satino. Liemenės sukurtos iš rankomis sukirptų ir supintų medžiagos juostelių primenančių virveles. Vakarinėje aprangoje jos buvo dekoruotos spindinčiais kristalais.